Tačiau keičiasi šiek tiek situacija ir Dmitrij Petrekov bus šio žirgo žokėjas. Tad jeigu savo programėlę matėte, neįrašyta Dmitrij Petrekov. Labai panašu, kad netrukus bus duodamas startas, taip ir yra. Na ir iš karto stipriai į priekį veržėsi du žirgai, tačiau viskas susilygina pirmosiuose metruose. Įveikinėjimas. Tolimasis posūkis, kol kas priekyje Dancing King. Na ir pažiūrėsime, kaip žokėjams pavyks suvaldyti šiuos jaunus žirgus. Vera kiek atsilieka nuo viso trejeto. Dancing King pirmas, antrasis Dancing Star, Morning Groove Player. Trečiasis, tačiau primenu, kad Morning Groove Player buvo favoritas. Ir pažiūrėsime, ar jis sugebės patvirtinti savo statusą. Stipriai į priekį ten išsiveržė Dancing King. Ir paskutinysis namų posūkis. Paskutinysis namų posūkis, didelis atotrukis tarp lyderio ir jį besivienčių žirgų. Tačiau tie, kurie vejasi, spurtuoja stipriai. Na ir žiūrėkime, kuom čia viskas pasibaigs. Didelis, tikrai didelis atstumas. Stipriai į priekį Morning Groove Player. Ir labai užtikrintai laimi. Antroji Vera ir trečiasis finišuoja Dancing King ir Dancing Star. Tik ketvirtoji vieta, užtikrinta, labai užtikrinta favorito Morning Groove Player pergalė.